Labadieniukė, sveiki atvykę jau į antrą Minecraft multiplayer seriją. Tai va, parodysiu bazę, tai dabar čia pasistatėm čia strumą, reikia dar odos daugiau, čia mūsų kepyklėlės ir taip mes dar gyvenam su draugu. Tai jo, kartu pastatėm šitą bazę. Tai mano siūcikas čia naujas ir kitą parsivesiu iš senos bazės, parodysiu kitam video. Ir čia rūsys minim toks, nežinau ką laikysim, čia laikinas enchanting table, ten išėjimas, o ir čia, nu, taip tiek to. Tada einam čia ir ten yra mūsų ūkis, tai mes ten darysim ūkį atskirai, kad mažiau lago būtų ir taip panašiai. Ir kaip matėt pradžioje video su deimantiniais šarvais, tai aišku gavau Fortune 3. Aišku nufilmavau kaip iškasu deimantus, kad patikėtumėt, kad mes juos radom. Čia mūsų yra kasyklos, kur kasinėjam, aišku yra portalas ir nusileidimas į apačią -58 lygyje. Čia bus automatinis, pakilti viršų greit nusileist. Ir manau gale video jūs čia pamatysit, kaip viskas bus išdekoruota. Žiūrėkit, kokia čia pas mus juoda avis, niktų iš čia, o nepataikau, nik iš čia, nik. Ir dabar eisim statyti tiltą, kurio mums reikia patekti iki mūsų sodelio, ten, kaip čia sakyti, ūkio. Reikia naują kirvį pasidaryti, nes bestatant bazę beveik jisai ten ant nulio sėdi. Kiek čia strūmė radau medžio, tiek pasidariau ir pusblokių, tai dabar bandysim padaryti tiltelį kažkokį. Pritrūko truputį medžio, tai dabar eisim pasikirsti minimum 2 stekus. Nu va, dabar prisikirtom 2 stekus, tai dabar einu statyti iš šonų tokias kaip ir, nežinau, rastus, kaip čia pasakyti. Nu visko nerodžiau, tai reikia dabar tiesiog užsidėti šitos pusblokius ir laikinai bus baigta. Žiūrėkit, kas atėjo į serverį, Alfa, labas. Ui, kaip čia gražiai pasistatė. Kas čia kampriukas slaptas? Įdomiai, tu čia sienas pastatei. Nu gerai, statyk toliau. Pasistačiau dar šarvų laikiklį, kad savo senus šarvus pasidėčiau, taip žinot, įdomiai. Biškį odos prisimaininau, tai dabar čia sudedam, kiek čia telpa. Tai šiam video tiek, ačiū kad žiūrėjot, su jumis buvo GG Blue ir susitiksim kitame video. Čiau!